Tai Gediminai, trečias Europos čempionatas ir užėmė aukščiausią vietą kol kas savo karjeroje. Kaip tau sekėsi? Šiaip vertinčiau visai neblogai. Iš savo pusės visai džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti savo lūkesčius, kad ten aplink stabiliai savo kažką išbėgti. Nes toks ir tikslas buvo, kad kuo stabiliau, kuo arčiau to asmeninio bėgti. Aišku, čia nepavyko pusfinalį to padaryti, bet ne visai netoli to rytinio rezultato. Toks ir tikslas buvo, kad išlaikyti arba geriau, bet kažkiek nepavyko išlaikyti. Bet vėlgi, lyginant su visų sezonu, kuris buvo, tai sakyčiau jau visai į geresnę pusę viskas. O iš kitos pusės taip, norėjo žinoma į tą finalą ir čia visai suprantama, bet reikia greičiau bėgti, greičiau. Koks jausmas tame laukimo kambaryje sėdėti, ar dar turėjai vilčių jame būdamas, kad gali patekti į finalą? Ten sėdėdamas, kaip sakyti, nebuvo taip, kad jo tikrai galvojau, kad į finalą. Visas mintis tiesiog buvo vėl pakartot bėgimą, kuo mažiau klaidų jame padaryti ir tokio pasiekoje stengtis, kad būtų geresnis rezultatas tiesiog. Ir tada didesni šansai, kad tas finalas vis arčiau, bet kažkiek ir nepavyko padaryti to geresnio rezultato. Sakei, kad nori koncentruotis į save, nežiūrėti varžovus, ar pavyko nežiūrėti? Sakyčiau visai taip, kadangi gal startas, gal pusfinaliam bėgime gal nebuvo tai visas tas, bet pati kompanija tikrai smagi, greita bėgo ir tas nebuvo, kad pablogino tą konkurenciją, o kaip tik fokusas buvo į save, bet taip mačiau, kad reikia kovoti, tai tiesiog stengiausi iki pat galo kovoti ir padaryti, kiek šiandienai aš turbūt galiu geriausiai. Ir startą lietus truputį šlapino trasą, ar turėjo kažkokios įtakos bėgimui? Ne, taip tai nepasakyčiau, kaip tik biškiu tokia karštoka gan buvo, tvankoka, tai biški tas lietus taip pat gaivino, pati temperatūra tai tikrai gan aukšta, čia tikrai gerokai virš 20 laipsnių, tai sprintui tikrai per akis užtenka, tai manyčiau, kad tas tikrai mažiausiai turėjo įtakos. Vakare papilnėja šiek tiek tribūnos, kiek maloniau yra bėgti ir gal kažkiek prideda tai pačiam sportininkui? Tai faktas, čia tikrai 100% pasakyčiau, kad ta visa atmosfera, tas žmonių kiekis visas tikrai prideda viso to tokio jaukumo ir varžybinės tos dvasios tokios, tai tikrai nuteikia pozityviai, pats tikrai manoma užsivest, kaip sakant, bėgimui. Tai tas, sakyčiau, tikrai malonu visai ir jaučias, kad tikrai esi aukšto gan lygio varžybose. Dar liko laiko iki kol užsidarys olimpinis reitingas, kas dabar laukia po šio čempionato? Po šio čempionato tikslas būtų dar sustartuoti 2 komercinėse varžybose. Vėlgi parodyti kuo geresnius rezultatus, susirinkti kiek įmanoma daugiausia taškų, o po šių visų komercinių varžybų, ko gero po starto būtų, tai dar trečias startas laukti Lietuvos čempionatas, kas jau daugiausia taškų iš tų suteiktų. Tai taip bendrai paėmus, tai 3 startai laukia. Į paskutinės olimpinės žaidynės iššokai stebuklingai, kaip dabar vertini savo galimybės, ar galėtum tokį scenarijų pakartoti? Po tokių patirčių, sakyčiau, tikrai viskas įmanoma. Ir neatmeskim tos versijos dėl Budapešto pasaulio čempionato, irgi ten gerokai pritrūko, nes kadangi tolokai visai buvo už brūkšnio, bet ten tiesiog gavos, kad irgi atsišūkė nemažai žmonių, atkrito šalių ir po pasiekoje patekau į pasaulio čempionatą. Tai taip pat nesakau, kad čia neįmanoma tikrai tos olimpinės. Tai tikrai viskas po tokių patirčių, sakyčiau, viskas įmanoma, tiesiog reikia. Tikslas dabar ne į tai fokusuotis, ar pasiseks ar ne, tiesiog norisi varžybose, dabar kuo tolesnėse varžybose save maksimaliai realizuoti ir tiesiog taip padidinti savo šansus.